7 žingsniai į vidinę laisvę ir šviesą. Kartais mes patys nepastebime, kaip prarandame savo vidinę jėgą. Štai pagrindinės 7 priežastys. 1. Nuolatinis stresas. Jei gyveni nuolatinėme strese, tavo kūnas pamažu ima griūti. Ilgainiui tai gali tapti negrįžtamu procesu. 2. Bendravimas su toksiškais žmonėmis. Santykiai su manipuliatoriumi ar emociniu smurtautoju lėtai žudo tave iš vidaus. Šie ryšiai išsiurbia gyvybinę energiją. 3. Nepabaigti darbai ir užduotys. Kiekvienas nebaigtas darbas tai energijos nutekėjimo taškas. Net jeigu apie juos tik galvoji, prarandi savo jėgą. 4. Nebaigti santykiai ir neišspręstos nuoskaudos. Net jei santykiai baigėsi prieš daugelį metų, jie vis dar laikaisi nuoskaudų. Tu sąmoningai ar nesąmoningai švaistai savo energiją praeičiai. 5. Melas savo ir kitiems. Kai meluoji savo, žaidi ne savo žaidimą. Tokioje situacijoje energija visada bus iš tavęs atimama. Sakai savo, kad myli, nors širdyje jau seniai norėtum pabėgti. Tiesa išlaisvina, melas sukausto. 6. Kaltės jausmas. Per kaltės žmonių įsiurbiama milžiniška energijos dalis. Tu negali pakeisti praeities, bet kaltindama save už ją, tik švaistai brangią savo jėgą. 7. Lūkesčiai. Kai tikėsi vieno, bet gauni kitką. Pasipila neigiamos emocijos, nusivylimas, pyktis, liūdesys. Per jas prarandi savo energiją. Išvada. Gyvenk sąmoningai, užbaik senus darbus, paleisk praeities skaudulius, rinkis sveikus santykius, sakyk savo tiesą ir atleisk savo už tai, ko negaliu pakeisti. Tavo energija tai tavo gyvenimo kokybė. Sek mane ir toliau, ar dar tau labai praversiu.